Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius ir klausimas, koks geriausias maistas, koks geriausias valgis yra prieš treniruotę. Atsakymas priklauso nuo to, kada jūs treniruojatės. Tada pradėkime nuo pačio ankstyvo ryto. Yra dalis žmonių, kurie treniruojasi prieš darbą, keliasi labai anksti, kadangi turi tarp to momento, kai atsikelia ir to laiko, kada jau būna salėje ir pradeda treniruotę. Dažnas iki turi labai mažai laiko, pavyzdžiui, būna atsikelia pusės 6, treniruotę pradeda 6, arba atsikelia pusės 7, treniruotę pradeda 7, nes dauguma klubų, pavyzdžiui, nuo pusės 7 arba nuo 7 dirba. Ką tada valgyti? Vienas dalykas, kurį reikia suprasti, tai yra esminis dalykas, kad treniruočių su svoriais ir šiuo konkrečiu atveju aš kalbu apie treniruotę su svoriais, jas neefektyvu atlikinėti tuščiu skrandžiu. Tam, kad atliktumėte treniruotę su svoriais, jums reikalinga energija. Žmogaus organizmas priklausomai nuo to, koks yra krūvis, ar tai yra ištvermės krūvis, ar tai yra jėgos krūvis, jisai naudoja skirtingą energijos šaltinį. Jeigu tai yra ištvermės krūvis, kaip pavyzdžiui, jūs einate ilgą distanciją, intensyvumas nėra didelis ir trukmė yra ilgesnė, arba važiuojate dviračiu, arba lėtai bėgate ilgą distanciją, tokiais atvejais kaip energija naudojami riebalai. Jeigu krūvis yra intensyvus, nuo vidutinio iki aukšto intensyvumo, kaip pavyzdžiui treniruotė su svoriais, kai jūs atliekate, sakykime, kad ir štangos spaudimą, jūs štangos spaudimo vienos serijos neatliekate 10, 20, 30 ar 40 minučių, ką jūs galite daryti, pavyzdžiui, lėtai bėgdami arba mindami dviratį. Taip, tai tokia serija paprastai trunka iki minutės, tai gali būti 10 sekundžių, gali būti 60 sekundžių, bet iš esmės tai yra tokio trumpos trukmės ir aukšto intensyvumo krūvis. Tokio intensyvumo krūviui, tokio pobūdžio krūviui organizmas naudoja angliavandenius arba cukrų, arba dar kitaip kalbant, raumenyse sukauptą glikogeną. Dabargi po nakties miego, darant prielaidą tai, kad jūs prieš pat naktį nesuvalgėte šeiminės picos arba nesuvalgėte pakelio koldūnų arba nesuvalgėte viso torto, jūsų glikogeno atsargos jūsų raumenyse nėra didelės, dėl to, kad tuo metu, kai jūs miegojate, jūsų visos vidaus organų sistemos vis tiek dirbo ir dirbdamosios tą glikogeną išnaudojo. Ryte jūs atsikeliate turėdami mažas glikogeno atsargas arba jo beveik neturėdami. Ir kai jūs einate į treniruotę tuščiu skrandžiu, jums reikia naudoti glikogeną tam, kad jūs atliktumėte tą treniruotę. Jeigu jūs tą darote tuščiu skrandžiu, jo jūsų kraujyje nėra, tada organizmas, vienintelis būdas, kaip organizmas gali tą glikogeną, gali tuos angliavandenius pasigaminti, tai yra paimti juos jau iš turimų raumenų, paimti turimus raumenis, kas yra iš esmės baltymai, ir tos turimus raumenis versti angliavandeniais, glikogenu. Šitas procesas vadinasi gliukoneogenezis, kas iš esmės galimas dalykas, bet tai labai kvailas jūsų energijos ir jūsų raumenų ir visų jūsų resursų panaudojimas. Ir iš esmės yra tas pats, kas atlikinėti pritūpimus už štangą ir auginti kojas, bet tam, kad aš turėčiau energijos auginti kojas, aš suvalgau savo ranką arba valgau dalį savo rankos. Tai nėra tas dalykas, kurio jūs norite. Dėl to ir yra rekomendacija treniruotę su svoriais atlikinėti ne tuščiu skrandžiu, tam, kad jūsų kraujyje, kuris patenka į raumenis, būtų maistinių medžiagų, kurios galėtų tos raumenys maitinti treniruotės metu. Dabar grįžtame prie tų ankstyvų treniruočių. Aš dabar iš esmės paaiškinau, kodėl reikia valgyti prieš treniruotę su svoriais, kodėl neefektyvu jas daryti nevalgius, nes raumenys yra deginami, galiausiai žmogus gali ne tik nepriaugti raumenų, ne tik nepadidinti jėgos rodiklių, bet kai kuriais atvejais raumenys gali degti arba sumažėti. Dar šiek tiek išsiplėsiu. Yra sporto istorijoje atvejų, kai sportininkai rytinės treniruotės darė be pusryčių, nevalgė pusryčių. Ramūnas Vyšniauskas, kuris dalyvavo olimpinėse žaidynėse, man pasakojo, kad rytinė treniruotė kai kada darydavo be pusryčių, bet tada vakare suvalgydavo daugiau maisto. Kita vertus, tai yra sunkiaatlečiai, kurių pirminis tikslas nėra atrodyti gražiau, jų pirminiai tikslai yra visiškai kiti. Galiausiai jie dažnai daro 2 treniruotės per dieną, bent jau 2 treniruotės per dieną, ir jos abidvi yra su svoriais, ir dėl to tas jų energijos suvartojimas ir galimybė valgyti daugiau ir nepriaugti nereikalingo svorio irgi yra kitokie negu kitų žmonių, kurie dirba, sakykime, ofisinius darbus.
Ir taip pat Dmitrij Klokov, rusas, kuris yra 2005 metų pasaulio čempionas kategorijoje iki 105 irgi štangistas ir 2008 metų olimpinių žaidynių sidabro medalio laimėtojas, jis irgi pasakojo, kad rytinė treniruotė kartais darydavo be pusryčių. Bet iš esmės tai yra išimtys ir tai yra žmonės tai yra genetiniai monstrai. Ir dauguma iš mūsų, daugiau negu 99,9 ir ten dar daug devynetų, nesame genetiniai monstrai, mes esame daugiausia genetiniai vidurkiai ir dėl to mes sekdami genetinių monstrų programas arba, sakykime, modelius, tai kaip jie darydavo, greičiausiai ne tik negausime tokio rezultato ar panašaus rezultato, bet gausime blogą rezultatą, todėl mums tie dalykai vargiai tinka. Tai va, dabar treniruojantis ryte, kuomet jūs anksti atsibundate, turite tą trumpą laiko tarpą, jeigu jūs valgysite pilnavertį maistą, tai kaip rusai sako tvirtąją piščią, arba anglai sako solid meal, arba whole foods, sakykime, jeigu tai klasikiniai būtų pusryčiai, kažkiek kiaušinių, kažkiek avižų košės, priklausomai nuo to, kokia yra jūsų lytis ir kokie yra jūsų tikslai priaugti, numesti ir taip toliau. Tas maistas nebus suvirškintas, nes organizmas jo nespės suvirškinti per pusvalandį, nespės įsisavinti ir jisai iš esmės gulės jūsų skrandyje. Ir jisai jums jausis kaip plyta, jeigu suvalgysite daugiau, atrodys kaip didelė plyta, jeigu suvalgysite mažiau, jausis kaip mažesnė plyta, bet iš esmės organizmas iš jo energijos dar nespės paimti ir tą energiją jūsų aprūpinti taip pat nespės, o kuomet jūs atliekate ypatingai intensyvesnę treniruotę, kadangi reikia organizmas savo visus resursus ir tame tarpe kraują nukreipia į raumenis, kurie dirba, ypatingai jeigu tai didelės raumenų grupės, kaip kojos arba nugara, tada virškinamajame trakte, šiuo konkrečiu atveju skrandyje, to kraujo lieka labai mažai ir tada virškinimas arba sustoja, arba beveik sustoja. Tai tokiu atveju tas solidus, normalus valgymas netinka. Kas tinka tada? Tada idealiu atveju tinka baltyminis kokteilis. Priklausomai vėlgi nuo jūsų lyties, nuo jūsų tikslo, tai gali būti kaušelis arba du kaušeliai išragų proteinų arba išragų baltymų izoliato. Su vandeniu būtų greičiau pasisavinama, tai būtų jūsų baltymų šaltinis. Taip pat tada gali būti vaisius, sakykime, bananas, kuris būtų greitų angliavandenių šaltinis, bet jeigu tai bus tik tai baltymai ir tie greiti angliavandeniai, sakykime, baltymai plus vaisius, tada jų virškinimas ar pasisavinimas taip pat bus labai greiti, kas sukels didelę tikimybę, kad treniruotės antroje pusėje jūs jau turėsite žemą energijos lygį, nes jisai smarkiai pakils, aukštai pakils, pačioje pradžioje, po to jisai gan greitai kris, jūs turėsite žemą energijos lygį, tas gali pasireikšti tokiu bendru silpnumu, kai kuriais atvejais galvos svaigimu, šalto prakaito pilimu, nes tiesiog cukraus lygis smarkiai krenta. Dabar, kad tai neatsitiktų, cukraus lygį geriausia kontroliuoja ir išlaiko tokį stabilų, kai neleidžia jam nei smarkiai labai pakilti, nei po to žemai kristi, riebalų vartojimas. Tad šiuo atveju tada su tuo kokteiliu vėlgi jau priklausomai nuo jūsų lyties, nuo jūsų tikslo reikia pridėti riebalų. Tai gali būti moterim arbatinis šaukštelis riešutų sviesto, nebūtinai žemės riešutų. Žemės riešutų yra pats populiariausias, nes jisai pigiausias, bet dalis žmonių turi alergiją žemės riešutam, dalis žmonių turi alergiją apskritai visiems riešutams, bet gali būti žemės riešutų, migdolų, anakardžių riešutų arba riešutų miksas arba lazdyno riešutų sviesto šaukštelis arba šaukštas, valgomasis šaukštas vyrams. Ar būtinai turi būti riešutų sviestas, ar tai gali būti riešutai. Na, iš esmės riešutų sviestas, organiškas arba natūralus riešutų sviestas ir yra sutrinti riešutai. Tai jų tada energetinė vertė, ar tai riešutų sviestas, ar patys riešutai iš esmės yra tokia pati, tik tai riešutų sviestas, kadangi tai yra jau sutrintas produktas, tai yra lengviau virškinamas, lengviau pasisavinamas negu patys riešutai, kadangi jie yra šiek tiek kieti ir šiek tiek sausi, jeigu valgote pačius riešutus, tada juos geriau yra šiek tiek prieš tai pamirkyti. Tada, kaip užsiminėjau tiems žmonėms, tiems, kurie netoleruoja riešutų, tada tinka tas pats kiekis sėklų. Gali būti sezamo sėklos, čilės sėklos, moliūgų sėklos, arba kanapių sėklos, arba sėklų mišiniai. Kanapių pačių marihuanos nerūkykite prieš treniruotę, jums tai nepagelbės. Tai toks tada būtų valgymas, kurį jūs galite, kuo galite savo raumenis pamaitinti, jeigu turite labai trumpą laiko tarpą tarp momento, kuomet atsibundate ir kuomet jau einate į treniruotę, jeigu tai yra, sakykime, apie pusvalandis. Jeigu jūs turite
tarp atsibudimo ir treniruotės 1,5 valandos, 2 valandas, tokį laiko tarpą, tada jau gali būti klasikiniai pusryčiai, kiaušiniai su avižom, omletas su avižom, omletas su ryžiais ir panašiai. Jeigu jūsų treniruotė vyksta kažkada dienos metu, tada vėlgi jau 1,5–2 valandas prieš treniruotę gali būti toks normalus klasikinis valgymas, kurį paprastai sportininkai valgo, tai mėsa arba žuvis su ryžiais arba grikiais, arba saldžiom bulvėm, arba viso grūdo makaronais, plius daržovėmis. Vėlgi tada reikia žinoti kelis niuansus, kad jeigu, sakykime, jūs valgote ruduosius ryžius, nedideli jų kiekiai jokio šalutinio poveikio nepadaro, didesni jų kiekiai, kadangi juos yra daug ląstelienos, tada gali sukelti pilvo pūtimą, dujų kaupimas, tokius diskomfortus šitoje srityje. Bet tada tik tai dideli kiekiai, kas iš esmės aktualu vaikinams, kurie nori padidinti raumenų masę. Tada patikimiau būtų valgyti basmati ryžius, nes jie tokios, net didesni basmati ryžių kiekiai tokios problemos nesukelia. Moterys, merginos, kadangi jos jau nevalgo tokių didelių kiekių, ar tai bus basmati ryžiai, ar tai bus rudieji ryžiai, jom, kadangi tai iš esmės nėra dideli kiekiai, joms tai tokios problemos nesukels. Tada dar reikia žinoti tai, kad skirtingi baltymų šaltiniai irgi virškinami nevienodai reikia laiko, norint suvirškinti skirtingus baltymų šaltinius. Ką aš turiu omeny? Liesesni baltymų šaltiniai, kaip sakykime, liesesnė žuvis, jūros lydeka, tunas, menkė arba liesesnė mėsa, pavyzdžiui, paukštiena, vištos krūtinėlė, kalakuto krūtinėlė yra greičiau virškinami negu riebesni šaltiniai, ne? Kaip sakykime, riebesnė žuvis, lašiša, upėtakis arba, jeigu kalbant apie mėsą, raudona mėsa, žvėriena, kuri yra liesa, bet jinai gali būti irgi šiek tiek ilgiau virškinama, tad į tuos dalykus reikia atkreipti dėmesį ir taip pat dar virškinimas priklauso nuo maisto kiekio, kurį jūs valgyti. Kuo didesnis maisto kiekis, to vėlgi tą valgymą jūs ilgiau virškinsite. Todėl čia iš esmės tą laiką, kiek jums valgyti, ar tai būtų 2 valandos prieš treniruotę, ar 1,5, reikia išbandyti, išsieksperimentuoti patiems. Toliau dar vienas komponentas to valgymo yra daržovės. Apie daržovės aš padarysiu atskirą video, ir čia tik tai trumpai užsiminsiu, kad yra tam tikros daržovės, kurių vėlgi didesni kiekiai gali lemti dujų kaupimas ir pilvo pūtimą, ar tokius diskomfortus, kurie trukdo treniruotės metu, ypatingai jeigu jums reikia daryti pritūpimus, mirties trauką, štangos traukas pasilenkus ir tuose ypatingai pratimuose, kuriuose reikia užsidėti diržą, nes pilvo pūtimas tada tą tokį ir diskomfortą, ir netgi skausmo pojūčius sukelia. Tai tos daržovės yra brokoliai, kalafijorai, briuselio kopūstai, apskritai visi kopūstai, šparaginės pupelės, česnakai, svogūnai, bet nors paprastai jie yra tame sąraše, bet jų, kadangi mes mažai valgome, tai yra tik tai teoriškai sukelia, arba iš tiesų daug reikia suvalgyti. Tada pupelės, žirniai, ar man atrodo, kad visus, arba beveik visus išvardinau. Tos daržovės, arba tos daržovės, kurios tokio šalutinio poveikio nesukelia, tai visos lapinės daržovės, visos salotos, aisbergas, visi lapeliai, ten rūkola, špinatai, morkos, paprika. Dalis žmonių negali paprikos valgyti, sako, kažkaip ten nuo paprikos atsirūksta paprika ir taip toliau. Kuriems paprika nesukelia jokių virškinimo negalavimų, paprika taip pat ir nesukelia dujų kaupimuose. Taip pat agurkai, pomidorai, šios daržovės sukelia tokius šalutinius poveikius tik tokiu atveju, jeigu jų valgoma labai labai daug. Tai čia būtų, sakykime, toks klasikinis valgymas, tinkamas 1,5 arba 2 valandas prieš treniruotę, jeigu jūs jokių problemų su virškinimu arba vieno produkto toleravimu arba netoleravimu neturite. Ir galiausiai dar viena yra tokia situacija, tai jeigu, sakykime, jūs suvalgite tą valgymą, apie kurį aš kalbėjau prieš treniruotę, jūs važiuojate į treniruotę ir pats kažkas nutiko, arba jūs sustojate, užstrigote kamštyje, arba jums dar kažkas paskambino, ar reikėjo kažkur užtrukti. Ir dabar reiškia, kad vietoj to planuoto tarpo 1,5–2 valandų tarp paskutinio valgymo ir treniruotės tas tarpas išsitempė. Suvalgyti dar vieną tokį solidų valgymą laiko jau nėra pakankamai, nes, sakykime, arba jūs neturite jo pasiruošę, arba jeigu ir turite pasiruošę, tada ta trukmė tarp to paskutinio valgymo ir treniruotės būtų per maža, kas vėlgi tada apsunkintų jūsų darbą salėje, nes maistas tiesiog gulėtų skrandyje.
Tada vėlgi tinka tas scenarijus, apie kurį aš kalbėjau, kalbant apie labai ankstyvą rytinę treniruotę. Tie, kurie žiūrėjo video pradžią ir tie, kurie turėjo ištvermės iki dabar žiūrėti, tada tiktų tas scenarijus. Tai tokiu atveju tada vėlgi gali būti baltyminis kokteilis, vienas arba du kaušeliai priklausomai nuo lyties, nuo tikslų, gali būti šaukštelis arba šaukštas riešutų, sviesto arba sėklų. Ir taip pat vaisius gali būti arba gali nebūti priklausomai nuo tikslų, kadangi jau mes kalbame šiuo atveju apie antrą dienos pusę arba vakarą. Tie žmonės, kurie neturi problemų su svoriu, arba sakykime tie, kurie neturi tikslo numesti svorį, arba turi netgi atvirkščiai tikslą padidinti raumenų apimtis arba padidinti jėgą, tada su to kokteiliu, kuris, sakykime, vėlgi būtų išgertas maždaug pusvalandis prieš treniruotę, gali vaisių prie to kokteilio pridėti. Sakykime, moterys arba merginos, kurių dažniau tikslas jau būna nepriaugti arba numesti svorio, tada jau tą kokteilį gerdamos prieš treniruotę vaisiaus galėtų atsisakyti, nes šiek tiek mažiau cukraus reikštų, kad apskritai jūsų dietoje, tos dienos dietoje jau reikštų, kad jūs turite didesnius šansus kaip energiją naudoti sukauptus kūno riebalus, o tas kokteilis, kai jūs geriate baltymus riešutus sviestu, tiesiog jums leistų išlaikyti tolygų cukraus lygį kraujyje. Ir tokius dalykus kaip papildomas baltyminis kokteilis arba kažkokia dėžutė stiklainiukas ar kibirėlis riešutų sviesto savo sportinėme krepšyje arba automobilyje visada patogu turėti, jie negenda, ar tai būtų karšta, ar tai būtų šalta. Papildomai, jeigu turite vandens, visada tą klausimą, tą problemą galite išspręsti. Dar viena alternatyva būtų tada suvalgyti baltyminį batonėlį. Perkant baltyminį batonėlį, iš esmės tai atskira video tema, bet labai trumpai pasakysiu, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad jame nebūtų daug cukraus, kad didžioji dalis angliavandenių būtų ląsteliena arba skaidulos, ten ant batonėlio bus parašyta angliškas žodis faiba. Jeigu didžioji angliavandenių dalis, kurie yra batonėlė, yra faiba, tai reiškia, kad tas batonėlis jau bus saldus saldiklių dėka, bet jame nebus daug cukraus ir bus maža tikimybė, kad jisai jau jums stabdys riebalų deginimą arba lems riebalų kaupimąsi. Kita vertus, su batonėliais irgi reikia laikytis tam tikro atsargumo, nes juose esantis saldikliai, čia vienas momentas, kitas dalykas, ląstelienos perteklius kai kuriems žmonėms gali lemti irgi tą pilvo pūtimą arba dujų kaupimas. Man asmeniškai, jeigu aš valgau daugiau negu porą batonėlių per dieną, man tas dalykas nutinka. Jeigu tai 1-2 batonėliai, tada su to viskas gerai. Bet vėlgi čia yra ta vieta, kur pačiam reikia išsieksperimentuoti, kiek kokio batonėlio tu gali toleruoti ir kiek ir kokio batonėlio tau nesukelia tų diskomfortų ir tu vis dar gerai jautiesi. Bet kuriuo atveju tas jau, sakykime, paskutinis valgymas prieš treniruotę, jis daugiau reikalingas tam, kad jūsų cukraus lygis kraujyje lygus būtų, bet tai kaip jūs jausite pačios treniruotės metu, koks bus jūsų energijos lygis, iš esmės pačia, tai yra, kiek jėgų jūs turėsite, iš esmės lemia tai, ką ir kiek jūs valgėte užvakar ir vakar, ypatingai vakar, dėl to, kad tiek laiko trunka tam, kad mūsų organizmai, mūsų raumenys atstatytų glikogeno atsargas raumenyse. Net jeigu vakar jūs prastai maitinotės, šiandien, kad ir gerus pusryčius pavalgėte arba gerus pietus pavalgėte, greičiausia to efektyviai treniruotei neužteks. Šios dienos valgymai reikalingi iš esmės tam, kad šiandien cukraus lygis kraujyje būtų toksai stabilus ir kad jūs gerai jaustumėtės, bet bendras energijos lygis iš esmės priklauso nuo vakarykščių valgymų ir taip visada eina į priekį. Tai yra, šiandien mes jaučiame tą, ką darėme vakar. Visada taip yra. Ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad tai buvo naudinga. Atleiskite, kad ilgai užtrukau, norėjau kuo smulkiau, kuo detaliau viską paaiškinti tam, kad jūs ne tik žinotumėte, bet ir suprastumėte.